Thanks a lot for introduction and apologies to the honorable guests. I'm going to deliver my presentation in Lithuanian. I feel privileged by the opportunity to do that, so I'm switching from this point. Sveiki visi dar kartelį. Prieš pradėdamas savo pranešimą norėčiau papasakoti tokį smagų nutikimą. Kadangi ilgą laiką negyvenau Lietuvoje, tai po ilgos pertraukos turėjau progą apsilankyti kempinge Klaipėdos. Ir žinot, kempinge yra infrastruktūra, yra toks bendras namelis, kur būna virtuvėlė, bendros patalpos ir būna kelios rozetės. Kai aš nuėjau tą kambarį, ten buvo keli prailgintojai ir nebuvo nei vieno laisvo kištuko, nes buvo daugybė paauglių ir jaunų žmonių, kurie tenai krovėsi savo mobiliuosius telefonus ir susijungė su pasauliu ir tiesiog buvo panirę. Ir aš galvoju, išsitrauksiu savo telefoną, padarysiu nuotrauką, jinai puikiai tiks iliustruoti mano temą. Bet mano telefonas buvo išsikrovęs. Ir aš per visą tą laiką neturėjau progos jo pasikrauti, nes tai visi kištukai buvo užimti iki pat galo. Tai aš manau, tai labai puikiai iliustruoja tą dalyką, kurį aš dabar papasakosiu šiek tiek labiau sofistikuotai. Prieš pradėdamas norėčiau prisistatyti, mano vardas Regimantas, Google dirbu jau 5 metus. Kaip žinot, prieš porą dienų pakeitėm logotipą, tai turėjau vakar greit peržvelgti, kad niekur neliktų mūsų senojo logotipo ir būtume taip, kaip mes atrodome nuo užvakar. Prieš dirbdamas Google dirbau reklamos agentūrose ir žiniasklaidoje. Ir šiandieną aš norėčiau Jums papasakoti apie technologijas, kaip technologijos keičiasi, kas jau vyko ir kas mūsų laukia netolimoje ateityje. Tada norėčiau papasakoti, kaip besikeičiančios technologijos keičia mūsų vartotojus, kaip keičiasi mūsų vartotojų lūkesčiai ir įpročiai. Ir galiausiai aš norėčiau papasakoti, kaip verslai turi prisitaikyti prie besikeičiančių technologijų ir vartotojų, tam, kad jie liktų konkurencingi ir relevantiški. Pirmiausia, norėčiau papasakoti porą pavyzdžių apie žmonės, kurie jau bandė prognozuoti technologinį progresą. Tikriausiai dauguma iš jūsų jau yra matę šitą citatą, kad JAV patentų biuro vadovas 1899 metais pasiūlė uždaryti patentų biurą, nes sakė, kad viskas, kas galėjo būti išrasta, jau yra išrasta. Tie, kas domėjasi šitą istoriją, galbūt žinot, kad galiausiai tie žodžiai buvo paneigti, niekas nerado jokių istorinių šaltinių, kur tokia citata būtų, bet žmonių, kurie manė, kad viskas, kas galėjo būti padaryta, jau padaryta, tikrai visada buvo. Buvo Vokietijoje kaizeris imperatorius Vilhelmas, kuris sakė, kad arklys tai yra patikimas daiktas, aš tikiu arkliu, nes automobiliai tai tik mada. Jinai atėjo dabar ir praeis, o arklys yra tai, kas bus nuolat. Esu tikrai girdėjęs žmonių, kurie tą patį sakė apie internetą, kad internetas čia pakilo, čia vėl nusileis, grįšim visi į tą pasaulį, kuriame esame įpratę būti. Trečias spėjimas, tai buvo IBM vadovas Tomas Watsonas, kuris sakė, kad globali rinka kompiuteriam yra 5 kompiuteriai. Tai irgi truputį prašovė. Ir iš tikrųjų matom, kad truputį gyvenam kitam pasauliui. Čia yra praėjusio mėnesio duomenys. Šitam pasauliu turim 7 milijardus gyventojų, iš kurių pusė turi mobiliuosius telefonus, 40% turi prisijungimą prie interneto. Didžioji dalis jų nuolat bendrauja per pranešimų programėlės ir yra susijungę. Taipogi norėčiau Jums parodyti parduodamų įrenginių kiekį. Niekam nebėra naujiena, kad asmeniniai kompiuteriai, staliniai, nešiojami ir netgi pastaruoju metu planšetės tampa kategorija, kurios augimas jau pristojo. Ir išmanieji telefonai, išmanieji televizoriai, dėvimoji technologija, išmanieji įrenginiai, tai yra tos kategorijos, kurios nepaliaujamai augs toliau. Yra prognozuojama, kad 2020 metais pasaulyje bus 50 milijardų įrenginių, kurie turės prisijungimą prie interneto. Tai vidutiniškai kiekvienas iš mūsų turėsim po 5-6 įrenginius, kurie turi prieigą prie interneto. Aš manau, kad jau ir šiandien tokių žmonių yra. Bet kai kurie iš jūsų gali sakyti, taip, mes turim daug įrenginių su internetu, bet vis tiek žmonės naudojasi prie stalo, prie savo nešiojimų kompiuterių. Ir vėlgi tas yra paneigta. Aš Jums rodau statistiką Amerikos. 2013 metais vartotojų praleidžiamas laikas išmaniuosiuose telefonuose ir kompiuteriuose susilygino. Ir dabar tas skaičius auga ne kompiuterių naudai. Žmonės vis daugiau laiko praleidžia savo išmaniuosiuose įrenginiuose. Kas dar pasikeitė per tą laiką? Kad nebėra tokio dalyko, kad aš einu į internetą, einu panaršysiu.
tas buvimas internete tapo nuolatinis. Nebeliko jokio, aš irgi dar esu pakankamai senas, ir galbūt kai kurie iš jūsų irgi atsimena tokius laikus, kaip buvo toks dalykas kaip interneto kavinės. Mes eidavom, susimokėdavom už valandas, aš netgi būdamas moksleivis kartais eidavau, už visą naktį nusipirkdavau, daug pigiau būdavo. Nuo 10 nakties iki 6 ryto. Ir ten būdavo mano laikas internete, dabar praktiškai tokio dalyko nėra. Internetas visada yra mūsų kišenėje, jis yra visada su mumis. Ir netgi, ką dar padarė technologijos, pas mus nebeliko neproduktyvių minučių. Pastebėkit žmonės, kai jie ateina į stotelę, kai jie suranda vietą autobusė, iškart įsitraukia savo išmanųjį įrenginį ir panirsta tenai. Nebėra minutės, kuri būtų panaudota veltui. Ir čia vėlgi pavyzdys tiesiog vieno žmogaus, kokios paieškos gali iškilti jam dienos metu, kokie klausimai kyla ir kokios pagalbos jis tikisi iš savo asistento, kuris visada kišeniai ar ant jo riešo laukia jo užklausų. Kalbant apie mobilius telefonus, aišku, daug yra įdomios statistikos. Yra nustatyta, kad didžioji dauguma žmonių laiko jį 1 metro atstumu, netoliau negu 1 metras nuo savęs. Mes jį naudojam apie 100 kartų, virš 100 kartų per dieną. Yra netgi dar įdomesnių tyrimų atlikta, kad 1 iš 4 žmonių naudojasi savo išmaniųjų telefonų tualete. Aš neprašysiu jūsų pakelti rankų, kas iš jūsų naudojasi išmaniųjų telefonų tualete, bet aš tą statistiką netikiu, nes aš nežinau, ką likę 3 žmonės veikia. Nebent skaito oro gaiviklio instrukciją ir aprašymą. Man atrodo, kad absoliuti dauguma žmonių laikraštį iškeitė į išmanų įrenginį. Ir galiausiai kita statistika, kad 2 žmonės iš 3 su išmaniuoju telefonu miega. Ir kalbant apie miegojimą, technologijų yra galbūt ir netokia gražioji pusė. Buvo nustatyta, yra tokia saugos tarnyba Durex, kurie nustatė, kad nuo 2000 metų žmonės 20% mažiau mylisi. Ir kodėl tai yra didelė bėda Durexui, turbūt savaime suprantama. Bet yra įdomu tai, kad jie netgi pasiūlė sprendimą. Jie sukūrė mobilią aplikaciją, kuri leidžia 2 partneriam deaktyvuoti savo išmaniuosius įrenginius, kad jie netrukdytų ir liktų daugiau laiko intimumui. Tai matom įdomu tokį, kaip sakyti, galbūt technologijos ne visada teigiamai tai veikia. Ir vėlgi įdomu tai, kad net tokie įrenginiai, apie kuriuos anksčiau jūs nebūtumėt pagalvoję, kad jie gali turėti prieigą prie interneto, jie dabar staiga tampa prisijungia. Yra išmanieji dantų šepetukai, kurie žino, ar jūs tikrai pasiekėt savo krūminius dantis visas dienas per savaitę. Yra išmanieji šunų apykaklės, kurios gali parodyti, kur jūsų augintinis laksto ir kiek jis kilometrų per dieną prabėga, ar jūs jį gerai pavedžiojat. Ir gausybė kitų įrenginių, kurie kaupia daug įdomios informacijos. Yra labai įdomus dalykas, kiek tos informacijos per dieną sukaupiama. Vienas paprastas Boeingas 787 skrisdamas vieną reisą sukaupė 0,5 terabaito duomenų apie besikeičiančias slėgio sąlygas, degalų sąnaudas, apie daugybę metrikų, kurios yra matuojamas skrydžio metu. Tai jūs įsivaizduokit, kiek kiekvienas iš šitų įrenginių sukaups informacijos apie kiekvieną iš mūsų. Ir kaip bus įdomu, kaip tie įrenginiai pradės kalbėti kiekvienas apie save. Ir jūs galėsite apie save sužinoti tokių įžvalgų, kokių niekada negalėjo sužinoti iki tolo. Man labai smagu, kad Google irgi prisideda prie tam tikros informacijos gavimo. Aš nežinau, kiek iš jūsų yra girdėję apie išmaniuosius lęšius, kurie matuoja nuolat gliukozės kiekį kraujyje. Jums nereikia badytis adatėlių ir nuolat matuoti kraują. Iš esmės, išmanusis lęšis nuolat informuoja, ar tarkim, gliukozės kiekis yra pakankamas. Ir visi šitie įrenginiai informaciją galės apie jūs kaupti. Arba Nest irgi įsigytas Google prieš porą metų. Jisai žino, kokią temperatūrą jūs mėgstat, žino, kada jūs grįžtat iš darbo, jis žino, kada reikia pradėti šildyti arba šaldyti, kad jūs ateitumėte tokią temperatūrą, kokią jūs mėgstat. Yra daugybė pavyzdžių, kaip įrenginiai su internetu gali būti labai naudingi ir personalizuoti būtent jums. Pateikiu netgi labai asmeninį pavyzdį. Nežinau, kiek čia naudojasi Fitbitų arba kitais fitneso appsais, gal galėtumėt pakelti ranką. Yra keletą entuziastų, tai jiems šitas ekranas yra matytas, pažįstamas. Aš irgi pateikiu netgi savo pavyzdį. Galite pamatyti, čia yra mano 1 gegužės šeštadienis. Šeštadieniais pas man naktį būna daugiau veiklos negu dieną. Kaip matot,
Tai yra, kiek aš miegu, kiek aš žingsnį padariau lyginant su draugais, kiek kalorijų sudeginau, kiek laiko judėjau ir panašiai. Aš galiu matyti, kada nuėjau miegoti, kada atsikėliau, kiek kartų buvau atsibūdęs ar varčiausi lovai. Aš galiu pamatyti savo mėnesinės ar metinius apibendrinimus. Aš galiu tikrai geriau suprasti apie savo fizinį aktyvumą ir kaip aš esu skirtingas ar panašus su savo draugais ir panašus dalykai. Tai aš jums papasakau šiek tiek apie technologijas, kaip jos keičiasi. Daug dalykų galbūt jums buvo girdėti, kai kurias dalykus galbūt pamatėt pirmą kartą. Dabar aš norėčiau papasakoti, kaip dėl besikeičiančių technologijų keičiasi vartotojas. Vartotojas dabar nori visko dabar pat. Vartotojas nebenori laukti valandos ar 5 minučių. Jis nori to, ko jis nori gauti dabar. Vartotojas, kai renkasi prekę, jis nori žinoti, kokia tos prekės kaina kitose parduotuvėse, kaip tą prekę vertina jo draugai, kaip vertina kiti vartotojai. Amazonas. Visi girdėjote apie delivery dronus, kai yra planuojama, kad Amazonas galės per pusę valandos jums pristatyti norimą prekę, nes buvo ištirta, kad didžioji priežastis, kodėl vartotojai kartais palieka savo prekių krepšelį neuždarytą, dėl to, kad jiems nepatinka pristatymo laikas. Ypač spontaninių pirkinių, kai tu impulsyviai kažko užsinori, tu pasižiūri, bet tau praeina fantazija, kai tu pamatai, kad tai gausi po savaitės. Ir dėl to Amazonas sukūrė tai, kas tavo tą poreikį patenkins iš karto. Kitas dalykas, kad vartotojas nori informacijos dabar jau anksčiau, negu jam reikia paklausti. Ir turbūt dauguma iš jūsų žino Google Now programėlę, kuri visada bando mokytis apie jūsų elgesį, jinai žino, kur jūs esat, žino, ką jūs mėgstat, ir jinai bando pateikti atsakymus į tuos klausimus, kurių dar neuždavėt. Ir tas lūkestis iš vartotojų vis stiprėja. Žmonės nori neriboto pasirinkimo. Interneto erai niekas nenori girdėti, kad kažkas prekės nėra. Jis nori visko, kas yra šiam pasaulyje, tada, kada jis jos nori. Galbūt teko girdėti jums apie šitą pavyzdį, čia yra nuotrauka iš Pietų Korėjos, kur Tesco tinklas įgyvendino galimybę apsipirkti, nuskenuojant prekių QR kodus nuo tiesiog lipdukų ant sienų ir gauti tas prekes pristatytas namuose iki tol, kol jie grįžta metro namo. Vartotojai tapo išlepę. Mums darosi vis sunkiau jas nustebinti. Tai, kas vakar buvo wow, jiems dabar atrodo, kad kitaip būti ir negalėjo. Vienas iš pavyzdžių yra, tarkim, Wi-Fi'us lėktuve. Ar teko kam nors skristi lėktuve, kur veiktų Wi-Fi'us? Jau keletą žmonių to pasinaudojo. Po 5 metų atrodys, kad neturėti Wi-Fi'us yra taip pat keista, kad kas nors rūkytų lėktuve. Atrodė, kad tiesiog kitaip būti negali. Ir kitas yra įdomus dalykas, kad visi esat girdėję, kad mūsų klientas ar mūsų vartotojas yra visada teisus. Tai mes tą truputį Google kitaip perfrazuojame, mes sakom, kiekviena vartotojo problema iš tikrųjų yra mūsų problema. Tai aš tiesiog galiu pateikti pavyzdį, kaip mes žiūrim į paiešką internete. Tai jeigu žmogus nežino, kaip rašosi tam tikras žodis, tai yra mūsų problema. Jeigu žmogus neranda pakankamai kokybiško tinklapio apie tą temą, kurios ieško, tai yra mūsų problema. Viskas yra mūsų problema. Ir aš dėl to irgi skatinčiau kiekvieną iš verslo savininkų tokią filosofiją vadovautis ir mąstyti, kokie yra barjerai vartotojui, bandant gauti jūsų paslaugą. Nes tai nėra jo problema, tai yra jūsų problema. Dar kas yra įdomu apie vartotojus šiais laikais, kad kiekvienas vartotojas staiga gauna tribūną interneto dėka ir nebereikia tik tai rašytojų ar aktorių, kurie galėtų mums būti tokie, kaip sakyti, autoritetai tam tikrais klausimais. Čia pateiktamas pavyzdys, pavyzdžiui, Mišelė Sven, kuri yra viena iš daugiausiai YouTube prenumeratorių turinčių žvaigždžių, kuri tiesiog pasakoja, kaip gerai užsidėti makiažą ir įdomiai. Ir staiga tokie žmonės iškyla interneto dėka, jie gauna tribūną, jie gauna globalų pasiekimą. Ir kiekvienas gali būti ekspertas. Jeigu žinot, kaip remontuoti automobilio tam tikras dalis, žinot, kaip žvejoti, jūs taiga galit turėti būrį žmonių, kurie tikrai kreipsis į jūs patarimo. Na ir galbūt dar porą dalykų, kad kaip niekada vartotojai tikisi personalizuotos patirties. Turbūt jeigu bet kas iš mūsų nueitume į kažkokį tai lietuvišką naujienų portalą, mes visi matytume tą pačią pirmą naujieną, kuri redaktoriai mano mums yra visiems aktualiausia, kitos 2 naujienas ir taip toliau. Tuo tarpu, jeigu mes nueisim į Amazon, nueisim į Pinterest, nueisim į Spotify, kiekvienas iš tų puslapį atrodys skirtingai kiekvienam iš mūsų. Nes tos sistemos mokosi iš mūsų, jie žino, ką mes mėgstam,
ką mes prasukam, ką mes klausom iki galo, ką mes žiūrim ir taip toliau ir panašiai. Ir nekalbant apie muzikos ar video platformas, yra toksai projektas Patients Like Me, kur pacientai, sergantis retom ligom, gali susitikti su kitais tokiais pačios ligos, kaip sakyti, turinčius simptomų žmonėm ir gali apsitarti apie gydymo procesus, apsikeisti kažkokiais patarimais. Tai padeda žmonėm nesijausti vienišiem ir gauti informacijos. Tai vėlgi pavyzdys Netflixas. Netflixas, kaip jis atrodo dviejų vaikų tėvai ir jaunai merginai yra visiškai skirtingas. Ir Netflixas dirba labai smarkiai tobulindamas savo algoritmą. Dabar yra ištirta, kad 45% visų Netflixo rekomendacijų iš tikrųjų yra peržiūrima. Reiškia, Netflixas labai tiksliai gali jums pasakyti, ką jūs mėgstat. Netflixas žino jūs geriau negu jūsų artimiausias draugas. Ir kas yra labai įdomu, kad ta tokia personalizacija, hiperpersonalizacija iš skaitmeninio pasaulio persikelia į fizinį pasaulį. Nežinau, kiek iš jūsų girdėjo apie Mini Cooperių galimybę, bet yra galimybė susikomplektuoti 10 milijonų skirtingų versijų Mini Cooperių. Jūs galite turėti tokį Mini Cooperių, kurio neturi daugiau niekas pasaulyje. Ir tai vėlgi iš interneto į fizinį pasaulį perėjus tendencija. Na ir paskutinis dalykas apie vartotojus, kad jie kaip niekad yra informuoti labai. Tai yra vėlgi ir teigiamas, ir neigiamas dalykas. Dabar ateina labai dažnai pacientai pas daktarus, jau patys savo pasidarę diagnozę, dažniausiai Wikipedijos straipsniais naudodamėsi, ir jie jau būna ten dažniausiai paskutiniai stadijai mirtinos ligos kažkokios. Ir daktarai jau net pyksta ir nervuojasi, kai žmonės patys diagnozuojasi savo, bet yra ir iš tikrųjų pozityvi šitą reikalo pusę. Prieš 7 metus, prieš įsigyjant automobilį, žmogus apsilankydavo apie 8-9 kartus automobilių salone, iki kol jis gaudavo visą informaciją reikalingą, kad galėtų įsigyti tam tikrą automobilį. Tuo tarpu dabar žmonės apsilanko 2-3 kartus. Dėl ko? Todėl, kad visą tą informaciją ir visą tą svarstymą jis atlieka internete. Jisai žiūri video, jisai tarėsi su kitais tokio automobilio turėtojais, eina į forumus ir lygina su kitais automobiliais ir jis ateina į saloną, žinodamas tikslę komplektaciją, ko jis nori. Tas reiškia sutrumpėja žmogaus. Žmonės kaip niekad turi daug informacijos. Tai va, paliečiau jau 2 dalykus, pakalbėjau apie technologijas, pakalbėjau, kaip technologija keičia mūsų vartotojus. Dabar norėčiau pasakyti, kaip prie to turi prisitaikyti verslas. Verslas turi suprasti, kad pardavimo kompleksiškumas yra labai išaugęs. Jeigu anksčiau, prieš 15 metų, mes galėdavom nupirkti, nežinau, Santa Barbaros serialo metu kažkokį reklaminį klipą, mes žinom, kad 30% Lietuvos pasiekėm ir kitą dieną eis į parduotuvę ir nusipirks tą prekę. Viskas labai paprasta, buvo keli reklaminiai kanalai ir buvo labai paprasta tą poreikį sukelti. Tuo tarpu dabar žmogaus kelias iki pirkimo gali būti labai kompleksiškas. Jis vyksta per daugybę renginių, per daugybę kanalų. Mums reikia suprasti ir išmatuoti, kuris kanalas mums veikia labiausiai. Vėlgi vienas pavyzdys, kad tavo paieška tam tikro produkto, tarkim, šis vyras ieško informacijos apie tam tikrą renginį. Pirmiausia, jis atlieka paiešką Google apie tą renginį. Paskui jisai pažiūri kažkokį jam parodomą reklamą YouTube yra. Paskui jis pamato dar priminimą apie tai mobilioji programėlį. Ir galiausiai jis atlieka pirkimą. Ir mums, kaip verslams, reikia suprasti visą tą kelią ir kompleksiškumą, kaip žmogus priima sprendimą ir prieina prie prekės pirkimo. Kitas dalykas, kas įvyko technologijų dėka, kad nebeliko sienų. Sienas beliko pas mus galvose. Turint sėkmingą produktą, mes galim pasirinkti rinką ir nuo rytojaus pradėti ten eksportuoti. Labai dažnai mūsų verslai vis dar gyvena tokiam geografiniai plotmėj. Ir jeigu jie pradeda eksportuoti, pirmiausia eksportuoja į Latviją ar į Lenkiją, bet niekas nepagalvoja, kad galbūt jų rinka yra Brazilija arba Filipinai. Internetas leidžia tą dalyką padaryti. Ir tas rinkas išsibandyti net fiziškai tose šalyse nebūnant. Kitas dalykas, tai norėčiau paklausti, visi žinot Hilton viešbučių tinklą. Noriu paklausti, kaip manot, Hilton yra Amerikoje. Kiek metų jums užtruko įsisteigti pirmąjį Hilton už Jungtinių Amerikos valstijų ribų? Po kiek metų buvo įsteigtas, kaip manot, pirmas viešbutis už Jungtinių Amerikos valstijų ribų nuo įkūrimo? Nors vieną variantą pasakykite. 20. Tai iš tikrųjų užtruko 24 metus Hiltonui atidaryti pirmąjį restoraną, ne restoraną viešbutį. Ir tai buvo Puerto Rike, kuris dabar skaitosi kaip ir beveik kita Amerikos valstija. Tuo tarpu tokiam dalykui kaip Airbnb
jie per metus tapo globalūs. Tai iš esmės, jeigu tu turi sėkmingą projektą, tu gali tapti globalus per labai trumpą laiką. Kitas dalykas, ką prieš tai kalbėjau, tai yra tos informacijos perteklius. Kai kalbėjau technologiniai daly, tai yra didelė galimybė, nes mes apie vartotoją galim sužinoti daug daugiau, labai specifinės informacijos. Kita vertas, jums kaip verslui iškyla rizika, kad jūs nebežinosit, o kokia informacija iš tikrųjų svarbi, kokie KPIs jums yra svarbus, į ką orientuotis. Ir tada gali būti galimybė, kad jūs bandysit optimizuoti savo verslą ir veiklą visai ne pagal tuos kriterijus, pagal kurios turėtumėt. Tai yra labai svarbu suprasti, ką jūs matuojat ir kaip pagal tai galit savo veiklą pakreipti. Na ir dabar iš esmės norėčiau pateikti porą pavyzdžių apie tai, kaip technologijos ir pasikeitę vartotojai transformavo kai kurias verslo sritis iš principo. Jūs apie daugumą šitų esat girdėję, bet aš tiesiog trumpai paminėsiu keletą pavyzdžių. Kickstarteris sukėlė revoliuciją tame, kaip galima gauti finansavimą, jeigu turi gerą idėją. Anksčiau, jeigu turėdavai gerą idėją, tu turėdavai nuo vieno turtingo dėdės durų iki kito turtingo dėdės durų ir tikėtis, kad gausi finansavimą. Dabar tu gali surasti 1000 bendraminčių, kurie susimes po 5 ar 10 eurų ir tai bus tau pakankama investicija savo produkto prototipą sukurti. Tai yra puikus rinkos tyrimo įrankis, kur tu gali pamatyti, ar tavo produktas turės kažkokį poreikį. Tinderis, pas man, kaip matote, yra smagių pavyzdžių. Tinderis pakeitė taip, kaip mes galim surasti žmonės. Pažinčių sritį visiškai pakeitė. Mes galim parodyti, kad norim susipažinti su kažkuo, kas yra šiandien šitoj salėje 1 kilometras aplink jūs nuo 25 iki 30 metų amžiaus ir jums Tinderis parodys visus kandidatus. Turbūt, jeigu jie dalyvauja šitam renginį, tai turėtų būti įdomus žmonės. Tai kas turi Tinderį, gali pabandyti. 3D spausdintuvai gali visiškai iš esmės pakeisti pramonę, gamybą, nes vietoj to, kad mes siūstumės kažkokį niekutį iš Kinijos, mes galėsime atsisiųsti tiesiog maketą ir atsispausdinti į savo namuose. Mokslas. Manau, kad mokslas yra viena įspūdingiausių sričių. Atsiranda tokie projektai kaip Coursera, Khan Academy, Code Academy. Ir aš manau, labai yra smagu, kad internetas liberalizavo visiškai prieigą prie informacijos. Harvardo universiteto studentas praktiškai turi tokį patį informacijos kiekį, kiek ir kokio nors Indijos kaimelio berniukas. Jie turi tą patį, tai to niekada nebuvo istorijoje, kad žmonės galėtų turėti tokią pačią prieigą prie informacijos. Na ir žinoma, Airbnb arba Uber. Tai yra irgi revoliuciniai produktai, kurie leidžia kiekvienam turintiem laisvą kampą savo bute ar laisvą automobilį tapti taksi vairuotoju arba viešbučio savininku. Dar keli pavyzdžiai. Apie Spotify arba Netflixą kalbėjau, net neverta akcentuoti, bet tarkim Elance suteikia galimybę mums vystyti verslą, turint galbūt 3 programuotojus iš Bangladešo, teksto rašytoją iš Kanados ir jų normaliai neįdarbinant, nesusidinant į fizinę vietą, vystyti veiklą. Tai leidžia labai lankščiai susirasti tokį resursą, kokio tau reikia tuo metu. Dar keletą pavyzdžių. Bet vėlgi apie pajūrį kalbant, tai turbūt tie, kas sekmadienį skaitydavo mūsų naujienų portalus, tai gali prognozuoti, kad visada bus apie tai, kaip yra Perkėloj, iš Smiltynės, didžiuliai kamščiai, kas iš Palangos išvažiuoja, didžiuliam kamščiai stovi. Ir nieks nepagalvoja apie tai, kad Google Maps, kurį turi daugumą kiekvienas jūsų telefone, gali jūs apie tai parodyti ir įspėti, kad jūs važiuokite aplink ir jūs taupysit 1 valandą. Tai vat mes su vienais draugais išvažiavom tuo pačiu metu iš pajūrio ir jie stojo į kamštį 7 kilometrus kamštį prastovėjo, aš pravažiavau aplink ir buvau 1 valandą anksčiau Vilniaus mieste negu jie. Ir tai yra paprasti dalykai, kurių atrodo nepanaudoja, žmonės tiesiog nežino, jie egzistuoja, yra nemokami, visiems prieinami. Ir bebaigiant porą minučių man beliko, norėčiau pateikti ir keletą lietuviškų pavyzdžių, kuriais tikrai didžiuojamės, kad jų atsiranda vis daugiau. Foodautas, e-taksi. Paskutinį kartą taksi skambinau prieš 2 metus, kaip man teko kalbėti su centriuku ir tartis, kad atvažiuotų pasiimti, man dabar netenka su nieko kalbėtis, aš suvedu adresą, arčiausiai esantis taksi vairuotojas mane pasiima. Lygiai taip pat lietuviškas MyPlan, kuris veikia New York'e ir Londone, padeda surasti bilietus pigiau į tą patį vakarą vykstančius renginius. Na ir netgi mūsų savivaldybės projektai, kaip M-Ticket arba M-Parkingas. Man pagaliau nereikia nerimauti, kad pas man trūksta kelių eurų monetų kišeniai ir kad aš nesuprognozuosiu, iki kada man parkavimo reikės. Tiesiog tai yra praktiškai tiesioginis debetas iš mano mobilaus telefono sąskaitos už parkavimą. Tai yra žiauriai patogus dalykai, bet sunku patikėti, kad net buvo kažkada kitaip, nes žmonės labai greit pripranta.
Ir labai smagu, kad mes neapsiribuojam tik mobiliom aplikacijom. Yra netgi tokie projektai kaip dalinuosi.lt, kuriame galite įdarbinti nereikalingą, dulkantį daiktą savo namuose ir išnuomoti kažkam. Vinted, vienas žinomiausių startuolių Lietuvoje, jau nebedrįstų jo startuolių vadinti. Jie turi misiją, kad padėvėtas drabužis būtų jūsų pirminis pasirinkimas, kaip jums reikia naujo drabužio. Iš esmės labai smagu, kad tos inovacijos yra. Ir dar yra smagiau, kad tai yra ne tik skaitmeniniai projektai, bet yra ir fiziniai projektai, ir technologinės inovacijos kūrimas, ir Deeperis, kurį irgi turbūt daugumą esat girdėję. Tai mes labai didžiuojamės, kad Lietuvoje gimsta tokie produktai, kurie gali irgi revoliucionuoti, tarkim, žvejybą, ir kiekvienas turintis išmanų įrenginį staiga turi sonarą. Na ir su tuo aš norėčiau baigti savo prezentaciją ir tiesiog palinkėti, kad pamastytumėt kiekvienas iš savo verslo ar iš organizacijos pusės, kaip keičiasi vartotojai jūsų pusėje ir kaip jūs galite prisitaikyti prie jų, kad technologiniai pokyčiai būtų jums ne iššūkis, o galimybė. Ačiū už jūsų laiką. Thank you very much. Thank you very much for this enlightening presentation on how digitalization and connectivity has changed our lives. Yes. And has changed way of doing businesses and has brought new opportunities. I was really shocked to learn that at the end of the day, we do 20% less of interaction than in the past, at least in physical terms. Questions? Any question? If there are any questions... Yeah, over there. Okay. Sveiki, turiu tokį provokuojantį klausimą. Mama, tu 13 metų paauglio dukra, kuri tikrai labai daug laiko praleidžia prie mobilių įrenginių. Tai kaip jūs įsivaizduojat, ar vaikai mokės ateityje bendrauti face-to-face būdu? Čia vienas klausimas. O kitas labai paprastas, bet labai daug kalbama apie Netflix ir panašiai. Kodėl jo nėra Lietuvoje? Taip. Ačiū už klausimus. Aišku, visada yra debatai daromi, ar tarkim socialiniai tinklai, ar jie suartina žmonės, ar tai pakeičia. Iš mano asmeninės patirties socialiniai tinklai mane suartina su tai žmonėm, su kuriais aš šiaip nesusiskambinčiau ir nesusitikčiau. Su geriausiais draugais aš visada susitinku gyvai, man tai niekada nepakeičia. Aš manau, kad tai tik praturtina tą bendravimo įvairovę, kaip galima kitais būdais su savo rūpimais žmonėm bendrauti, bet aš niekada nesutiksiu, kad tai pakeis gyvą bendravimą. Žinoma, socialinius įgūdžius reikia lavinti ir tai yra labai svarbu, tai buvo ir buvusiose sesijose paminima, kad inovacijos variklis yra bendravimas, gebėjimas komunikuoti, aš manau, kad tai yra labai svarbu, bet aš noriu tikėti, kad tie žmonės, jie nėra kitokie. Nors jie gimė technologijų amžiuje ir technologijos jiems ateina natūraliai, jiems nereikia to mokytis, jie vis tiek yra socialios būtybės kaip ir visi mes žmonės. Dėl kolegų Netflix, kadangi tai nėra su Google susijusi bendrovė, man sunku komentuoti, visi turi skirtingus plėtros planus, kartais tiesiog būna licenzijavimas, tam tikrų negalima filmų, serialų rodyti tam tikrose regionuose, gali būti autorinės teisės, bet aš esu girdėjęs apie jų planus smarkiai plėstis Europai. Aš manau, kad Netflix bus vieną dieną ir Baltijos šalyse.